Tėvynės sąjungai atrodo svarbiausia mieste, ką turėtų daryti valdžia, tiek dabartinė, tiek būsima, tiek bet kokia valdžia, bet kokiam kitam miestui. Ir noriu pradėti nuo mūsų šūkio, rinkimų šūkis prieš korupciją kartu su jumis. Kodėl mes manome, kad tai yra svarbiau negu gatvių tvarkymas, arba švarus oras, arba daugiabučių renovacija. Jeigu bet kurių rimtų darbų užsiima žmogus, kuris siekia savo asmeninės naudos ir nieko daugiau, tai jis tą darbą sužlugdo. Kai miesto ūkio departamentui vadovauja toksai žmogus kaip Šimkus, kuris ima kyšius benzinu ir antkapiais, jis tą darbą sužlugdo. Ar tai būtų renovacija, ar tai būtų gatvių šlavimas, ar tai būtų sniego stumdymas. Todėl, kad prasideda draugai, draugeliai, pažįstami, konkurso sąlygos žinome, kaip rašomos, stengiamasi konkursų nedaryti ir panašiai. Rezultatas - žmonės nepatenkinti ir nepatenkinti teisingai ir teisė. Ačiū specialiųjų tyrimų tarnybai, kad Šimkų pagavo, nufilmavo, vaikštantį po parduotuvės, eina į priekį, iš paskos eina STT agentas su kamera ir filmuoja, kaip jisai renkasi prekes, susirinko šaldytuvus, skalbimo mašinas, televizorius, eina prie kasos ir sako, išrašykit sąskaitą viena iš tų firmų, kuri laimėjo konkursą. Ir dabar skaitome laikraščiuose, kas vyksta. Teismas, teisėja, kurios pavardės kažkodėl mums žiniasklaida nepraneša, ir nusprendžia, kad Sozakona. Benziną pylė jam į asmeninę mašiną, nes jis neva tai turi kontroliuoti tas statybas. Iš tikrųjų, ne jis turi kontroliuoti, bet jis turi valdišką mašiną. Už antkapius, kuris jam davė kaip kyšį, žmona nubėgo, kai jis jau buvo supakuotas ir sumokėjo. Bet aš taip vis galvoju, jeigu aš savo kultūros paveldo saugojimo darbe, man restauratoriai piltų į automobilį asmeninį benziną, o aš paimčiau atlygį restauraciniam plytom ir mane supakuotų ir žmona nubėgtų ir sumokėtų už tas restauracinės plytas. Man kažkaip atrodo, kad mane teismas ne tai, kad išteisintų, o areštuotų posėdžių salėje ir įkištų už tų jau išgarsintų grotų. Man atrodo, kad čia visur yra dvigubi standartai. Ir tiek prokuratūrai, tiek teisme, tiek savivaldybei sėdi ta pati publika, kuri čia sėdi 30 metų ir verda savo sultyse ir tvarko savo asmeninius reikalus. Ir kaip tarybiniais laikais buvo blatas, taip dabar yra kyšiai.